galvodamas apie medžiagą mokomojo, kaip reikėtų daryti kursus, kokią medžiagą pateikti, ką po ko, ką glaustai, o ką detaliai, sugalvojau, kad akvariumas labai panašus į gimdymą. Hobio gimimas trunka 9 mėnesius. Jeigu per sezoną nuo rugsėjo, rudenį, žiemą ir pavasarį, kai visi sėdi aktyviausiai prie akvariumo, žmogus pabandė, jam viskas pavyko, jis lieka hobiai dažniausiai. Netgi jeigu po poros metų jam išsilaikė, jis nespjauna, bet dažniausiai naujokų masėms nepavyksta išbūti tuos 9 mėnesius ir jie persileidžia. Dėl to susirašiau tokį konspektą, jis bus YouTube, kaip mano nuomonė visas tas procesas vyksta. Pirmiausia, mes pamatom vaizdą. Matom akvariumus kitur, matom televizijoje, matom per filmus, matom kirpyklose, parduotuvėse, nors Lietuvoje jų labai mažai, Megoj galų gale, jūrų muziejai, bet nieko apie juos nežinau. Arba matėm pas dėdę, pas tėvuką, pas kaimyną, pas taip toliau ir kažką žinom. Ir kai žmogui kyla entuziazmas, jis nori, bet nežino kaip. Ir blogiausia, jeigu jis neturi kantrybės ir jį valdo spontaniškumas, jis nuėjo, išmetė pinigus ir tai bus blogai. Jisgi jaučias kietas, ką čia galvoti. Ir tada viskas bus blogai. Arba vaikai išsireikalavo, mama neturi laiką domėtis ir nupirka tik tais dėl to, kad vaikai prašė, zyzė, numirė, tas gaidelis vėl naują perka, vėl numirė, vėl naują perka, vėl naujo, paskui šuniuką nupirka, kad nebenervuotų akvariumas. Tai čia yra blogai. Bet jeigu žmogus turi smegenis ir jis rinksi žinias, jis susirinks daugiau mažiau teisingas žinias. Net jeigu parduotuvės jam blogai patars, jis susirinks žinias, kas yra akvariumai, kokie yra akvariumai, kuo jie skiriasi, taip toliau. Ir jeigu ir klaidingai žinias ne visas susirinks, jis paskui jas galės koreguotis, bet svarbu, kad galva būtų ir žinias žmogus norėtų rinkti. Kai žmogus apsisprendžia, ko nori, ir jis nori mažą kubą prie stalo, ir jis nori namui remontą pasidaryti, kad toninis tilptų ir atsivesti vandentekį, įvyksta apsisprendimas. Kai vyksta sprendimas, yra įrangos pirkimas. Įranga perkama nauja arba naudota. Ir tai, kas yra tokiuose didelėse prekybos centruose kaip Depo, pigiausia ten yra blogai. Ten yra labai blogai. Iš Depo turbūt brangiausias komplektas yra akvelio kubai. Tai čia pirmas, ką gali pirkti. Akvariumo parduotuvės jūs susirinksit atskirai. Pavyzdžiui, man patiko, aš esu turėjęs džiuvelį, bet jis yra brangus, jo nėra Depo. Turbūt. Aprasme, ten yra pigiausias kiniškas lenkiškas kurio negalima pirkti. Ir negalima pirkti naudotų. Stiklas ir įranga su tikimybė, kad tu blogai pasidarysi ir tau trūksi, praleis vandenį, turėsi apsemtus kaimynus ir grindis, remontus reikės daryti grindų. Tai nusipirkti naują stiklą už 50 eurų, sumokėti už naują stiklą 100 eurų. Tikrai nėra daug. Tai yra mažiausia akvariumo dalis. Naudotą įrangą galima pirkti, kai tu esi senis ir tu žinai, kad tau naršyklėm reikia 20 akvariumą. Tau reikia, tu gali susipirkti pigiau. Čia yra kits reikalas. Naujokų negalima pirkti naudotą. Ir geriausiai susikomplektuoti būtų nuėjus ir pasitarius ne į Depo, o į specializuotas akvariumo parduotuvės Vilniuj, Klaipėdoj, Kaune. Ir iš tikrųjų žmonės dirba, jeigu tu skirsi laiką ir mandagiai klausi, tu gausi atsakymus. Bet jeigu tu bukai eini į Kiką ir perki, iš Kikos pardavėjai, kuris ten pusę metų dar dirba, tai čia tau problemas. Įsirengimas. Hardscape. Pradedam, nusipirkom, apsisprendėm, susipirkom įrangą, kažką užsisakėm, kažkokias lempas, kažkur kažką. Ir pradedam rengti. Hardscape'as, tai čia akmenis, gruntai, šakos,
soilai, pogrunčiai ir visa kita, augalai, gyvūnai, susileidom ir pasidarėm startą. Ir akvariumas pradeda augti gerai arba blogai. Jeigu nesąmonė prisidarėm ir yra blogai, yra blogai. Jeigu galvą turi, gali pasidaryti akvariumą lėtą, kad būtų gerai. Iš karto gerai. Plius minus pasikoreguosi, bet iš karto bus gerai. Ir galima gerai pasidaryti, kaip Eivilius pasidarė escape'ą. Jam kažkas akvariumo nepavyko, jį užknisa metus laiką, jam nesibaigė kantrybė, jis susirado žingsnis po žingsnį, ką reikia daryti, pasidarė taip ir gavo gerą akvariumą. Toliau vyksta augimas. Augimo momentų yra visokių sėkmių ir nesėkmių. Žuvis numirė, su dumbliais parsinešiau, užžaliavo, pabalo, blogai išploviau, blogai vandenį pakeičiau ir taip toliau. Vyksta procesas ir maždaug po 3 mėnesių akvariumas, vidutiniškas akvariumas per 3 mėnesius gali būti pilnas augalų. Pilnas užaugęs. Ir toks akvariumas, kaip 3 mėnesių kūdikis gali pradėti spardytis. Aš viską moku, viską žinau. Va, matot, kokį akvariumą turiu. Nors nesvarbu, kad ten plaukia 3 mėnesių žuvis, kuries vėliau vieną kitą suės, bet jis jau viską žino. Ir pradeda susireikšminės kišti savo nuomonę. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes tokie susireikšminė dažniausiai Facebook'e labai daug patarinėja kitiems žiopliukams. Bet kai jis patarinėja iš lempas, iš 3 mėnesių, 5 mėnesių patirties, dažniausiai klausais tos patarimus ir galvoji, da jo, majo, užšiaupka karinė, arba birzgalaisis ten įsisprendęs. Ir jeigu vyksta avarijos, dumbliai, ligos, trūka stiklas, ten, mažakas, įranga sugeda, elektra dinga uždusa, perkaita akvariumą, visokių tokių dalykų gali būti, jeigu neapgalvoji, tai dažniausiai tokiems, kurie nesidomi, nusvyra rankos. Ir akvariumas pasidaro nesąmonė, šūdas ir taip toliau. Ir akvariumas dažniausiai nesubręsta. Bet jeigu žmogus moko spręsti bėdas ir turi kantrybės ir išsispręs, jis viską išsispręs. Informacijos tikrai yra, žinių yra, užtenkti kantrybės. Ir tokiam žmogui dažniausiai teis norus pabandyti dar vieną akvariumuką, dar antrą, dar trečią ir taip žmogus auga. Arba restartą pasidaryti tam pačiam. O, dabar turėjau su akmenukais, dabar noriu su soilu. O, turėjau su soilu, man nereikia, per greitai. Ir taip toliau. O, turėjau auksinę, nudvėsiau auksinę, ačiū Dievui, noriu neonų, žinai. Noriu trumpesnių augalų. Ir čia jau yra geras mokymas procesas. Ir kai akvariume nusistovi pokyčiai, o akvariumas keičiasi visą laiką, nes ten jame auga ir sensta. Tai nėra baldas. Akvariumas keičiasi visą laiką, bet brandžiam akvariume pokyčiai yra pastovus, stabilus. Tu pakirpai, šaknynas auga, taip toliau, nieko drastiško nebevyksta. Ir va šitoj vietoj, jeigu žmogus per 9 mėnesius yra taip subrendęs ir turi rezultatą ir nemeta ir nesidrasko, galima sakyti, kad gimsta hobistas.